Sukurkime kodą, kur ne tik sugrotų melodiją, bet ir galėtume skaičiuoti taškus, per kiek prilietimų įveiksim atrakcioną, bei pradėti žaidimą iš naujo. Toliau tęsime kodą. Kategorijoje Variables, kintamieji, sukurkime naują kintamąjį score, taškai. Toje pačioje Variables kategorijoje pasirinkime Change Score, pakeisti taškus bloką ir jį tempiame į OnPin panulis Pressed bloką. Jame pasirenkame, kad rezultatas būtų keičiamas pridedant vieną tašką, kai panulis ir ground kontaktai susilies. Kategorijoje Basic, pagrindinis, suraskime Forever bloką ir jį ištempkime į darbo zoną. Kategorijoje Basic pasirinkame Show Number, rodyti skaičių ir dedame jį į Forever amžinai bloką. Ši funkcija leidžia rodyti skaičius mikrobit valdiklio ekrane. Kategorijoje Variables, kintamieji, pasirinkame Score, kintamąjį ir jį dedame į Show Number laukelį. Taip mikrobit valdiklis ekrane skaičiuos, kiek kartų įvyko kontaktas tarp rankenos ir korpuso vielų, bei rodys šį rezultatą ekrane. Tam, kad galėtume žaidimą pradėti iš naujo, sukurkime papildomą funkciją, kuri ištrins esamą rezultatą. Iš Input kategorijos į darbo lauką dedame On Button paspaudus mygtuką bloką. Pasirenkame A mygtuką. Ši funkcija reiškia, kad paspaudus A mikrobit mygtuką bus atlikta funkcija. Iš kategorijos Variables pasirenkame bloką Set Score to, nustatyti taškus. Ir pasirenkame, kad rezultatas būtų 0. Dabar, paspaudus kairįjį mikrobit mygtuką, esamas rezultatas išsitrins ir galėsime žaidimą pradėti iš naujo. Kodą įrašykime į mikrobit ir galime pradėti žaisti. Panulis ir ground kontaktams susilietus, mikrobit skleis pasirinktą garsą, o jo ekrane rodys susilietimų skaičių.